Buvo vėlus vakaras. Ir taip tamsų dangų uždengė audros debesys. Trakų pilies sargas išgirdo, kaip cypia ir trankosi pilies kiemo vartai. Keista, juk tikrai buvo juos užrakinęs. Pliaupiant lietui jis nusileido į kiemą ir pamatė, kad ir pačios pilies įėjimo durys atviros, girgžda blaškomos vėjo. Dabar sargas ne juokais išsigando, nes puikiai prisiminė, kad tas duris užrakino. Lėtai ir atsargiai priėjęs prie kiemo vartų, sargas ketino juos užrakinti, bet jo dėmesį patraukė kažkokia šviesa. Ant pilies pietvakarinio bokšto radosi ryškus šviesulys. Jo centre karžygio kontūrai. Ant nugaros ilgas apsiaustas, o kalavijas ištiestas ežero link. Sargas iš karto suprato, kad tai didysis kunigaikštis Vytautas. Galiausiai šviesa ėmė blėsti ir Vytauto didžiojo vaiduoklis ėmė leistis nuo bokšto, kol pasiekė žemę ir dideliu greičiu išsklendė pro pilies kiemo vartus. Apsukęs ratą, vaiduoklis grįžo į tą patį bokštą ir jame pradingo. Sargas pasijuto siaubingai pavargęs ir grįžęs į pilį krito miegoti net nenusirengęs. Ryte pabudęs iš pradžių pamanė, kad nakties nuotykiai jam prisisapnavo. Tačiau suprato, kad tebėra apsirengęs drėgną lietpaltį, su kuriuo naktį leidosi į kiemą. O kiemo vartai vis dar buvo atverti.